Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedų astrologė. Jūs esat mano kanale, vedų astrologė lietuviškai. Birželio 1 Jupiteris pereina į savo egzaltacijos ženklą, į Vėžio ženklą. Jupiteris yra tai pati geriausia energija mūsų visatoje. Tai va, štai aš dabar ir papasakosiu apie patį tą Jupiterį, apie tai, ką jisai gali žmonėms duoti, ką jisai valstybei mūsų gali duoti. Tai Jupiteris yra, jisai dar vadinamas, ypač Džiotišiam, bet vedų astrologijai jisai vadinamas guru. Tai yra toksai didžiulis mokytojas toksai. Ir va štai, kad Jupiteris yra tokios išminties, tenais, signifikatorius, moralės, tikėjimo to pačiu, ten religijos, ir teisės šitą. Ir taip įstatymai, kas ten dar pasigerovė, ir tokia apsauga. Jeigu žmogus sako, pavyzdžiui, kažkaip tai viskas susitvarkė. Tai čia yra grinai Jupiterio įtaka pasienis. Reiškia, Jupiteris neblogai stovi ir taip jam duoda tokią apsaugą šitą. Dar Jupiteris labai daug yra susijęs su šeima, su vaikais, tavo giminės tęstinumas. Ten jeigu yra kažkokios blogos konfigūracijos, ten Jupiteris stovi kažkokiuose tokiuose, tai ten su tais vaikais būna problemų tikrai daug labai, ar tai jų nebūna, ar tai ten labai su sveikata, su dar kažkuom, tai pavyzdžiui, ir dar Jupiteris, pavyzdžiui, moters horoskope, jisai atsakingas už sutuoktinį. Jeigu vyro horoskope ten šitą atsakinga Venera yra, tai moters yra Jupiteris. Nors šiais laikais, tai ir kaip šiuolaikiniai tie džioitiš panditai, jau kaip sako, kad ypač vakarų pasaulyje, tai jau daugiau nebe Jupiteris, o Marsas, nes tos šeimos kūriamos ten iš aistros daugiau. Štai ir tų skyrybų labai daug yra šitą. Tai ką jisai dar duoti gali gyvenime šitą. Mokslus duoda, gerai stovintis Jupiteris, aukštai į tą mokslą šitą. Ir toksai aplamai Jupiteris jisai plečia, jisai turi tokią savybę, tokią plėsti, nes jeigu ir turi įtakos į tą tipą kilantį ženklą, kuris ten tą žmogaus išvaizdą apsprendžia, tai būna dažnai žmonės arba stambus, arba aukšti, duoda kažkokį tokį. Sako, kad kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, tą grožį, irgi ten duoda Jupiteris, ten tokie, simpatiški tie žmonės, daug simpatiškesni yra. Ir ten gyvenimo filosofija tokia, moralė, kažkokie moraliniai principai tokie yra šitai jau. O jeigu, pavyzdžiui, Jupiteris silpnas, tai tada toksai cinizmas, tas toksai prasmės nebuvimas, tas toksai, kai žmogus tokios neturi aiškios kažkokios krypties, tokios kažkokios. Dar Jupiteris yra atsakingas už finansus. Jisai ne tai, kad, pavyzdžiui, duoda grinai tos finansus, bet jisai duoda galimybės. Ir finansams, ir tam socialiniai plėtrai kažkokie pasiekimai socialiniai srity. Sociumo, ne socialinėje, o sociumo srityje kažkur tai. Ir resursus kažkokius, tai ten tokius, ne tai, kad ten kažkokius lengvus pinigus jisai duoda, ne, jisai duoda tokį galimybių lauką, tokį didesnį. Ir ten toksai, ta apsauga tokia. Dar yra tokia teorija, kad kaip, aišku, ten tie karmos dėsniai, čia truputėlį čia kitaip, bet Jupiteris yra atsakingas, pavyzdžiui, kai siela eina iš vieno gyvenimo į kitą ir ką įsirašo tas vadinamas akašas, arba tas informacinį, tą žemės lauką tenais. Tai čia irgi labai daug priklauso nuo Jupiterio. Aišku, jisai turi ir kažkokios tai ir tokios ir tokios ir šešėlinės kažkokios tai pusės. Pavyzdžiui, toks perdėtas optimizmas, kada būna šitą moralizavimas, fanatizmas kartais, šitam, ta tokia arogancija, kad aš viską žinau, tenais toksai, tokia dogmatiškumas kartais būna. Nes, pavyzdžiui, Jupiteris jisai plečia, bet jisai, pavyzdžiui, gali išplėsti ir problemas kažkokias. Ir, pavyzdžiui, jeigu paimti tuos Jupiterio ženklus, kada, nes, kaip
kaip žiūrimas, kada geras, blogas, kada jisai stovi, pavyzdžiui, savo ženklę šaulyje, kada stovi. Tai vat jis duoda tą tokią daugiau filosofiją, ten tokią, vat, tokį. Jeigu jisai žuvyse stovi, tai daugiau dvasingumas, tenais, ten tokius transcendentinius dalykus, kažkokius dvasinius tokius dalykus šitą. Egzaltuotas, jeigu vėžys, nu, vat, jeigu vėžyje jisai yra, tai apsauga ten, globojimą, gyvybės palaikymą. Mūsų silpniausia pozicija yra ožiaragis, tada jisai yra ribojamas. Ten tas ožiaragis, tas Saturnas riboja kažkokias, uždeda jam tokias ribas, ten struktūras kažkokias. Nu, gali būti materialūs kažkokie tai apribojimai tokie. Nu tai va, sakau, tai jisai va, toksai padeda augti, toksai va, ten matyti prasmę, ten šitą gyvenime, va, tas supratimas, toksai tikėjimas yra, nu, toks taip, kad pati geriausia yra energija visoje mūsų visatoje šitą. Tai va, dabar tada aš pasižiūrėsime mes, ką pavyzdžiui dabar, kadangi jisai pereina į vėžį, tai pažiūrėsim, ką jisai mums gali duoti, pavyzdžiui, valstybei mūsų. Čia yra Lietuvos horoskopas. Vėžys pas mumis yra 10 vat namas, kuris aprašo mūsų vat valdžią visą, aukščiausią valdžią, tą prasme. Tai va, dabar jisai pakol kas ėjo per, čia aš rodau, taip, va čia vat yra tas 10 namas, aukščiausia mūsų valdžia, va čia vėžys su ketu. O dabar jisai ėjo per dvynius. O dvyniai, vat, pas mus yra Lietuvoje 9 namas. Tai vat, būtent čia visa teisė, moraliniai, visi dalykai. Čia stovi Jupiteris, iš tikrųjų mūsų natalinis. Ne mūsų, o Lietuvos natalinis. Jupiteris stovi dvyniuose. Nu, dvyniai jam nėra labai geras ženklas, tai yra, nes Jupiteris su Merkurijum yra priešai. Ta prasme, Merkurijus su Jupiterium jis yra neutralus, Merkurijus į Jupiterį neutraliai žiūri. O Jupiteris, vat, Merkurijus skaito priešų. Jam šita energija tokia nėra tokia gera. O kadangi čia pas mumis, kadangi dvynys, taip sakos, komunikacija visa, tai vat, visa ta mūsų komunikacija tokia ir yra. Propaganda, žiniasklaida tokia, vat, ir dabar, vat, kada jisai čia naisėjo per šitos dvynius, tai vat, visa ta tokia žiniasklaida labai stipriai buvo, ta vat erdvė, komunikacinė ta žiniasklaidos yra, buvo labai stipriai užakcentuota. Pirmas dalykas. Antras dalykas, dabar visos šitos kratos, visos čia, vat jeigu mes paimsime, ta prasme, kad tranzitas tai yra, jisai nėra, kad labai stipriai veiktų, pakol nėra, kad vat, tose dašuose, tose vat, periodai, kada įsijungia. Tai, vat, ir dabar kaip tik vat, buvo įsijungęs, vat, pas mus dabar jo Jupiterio, Mėnulio ir va čia kažkur, kur čia tas Jupiterio, kovo pradžioje buvo įsijungęs Jupiterio va, šitas sub periodas. Ir va, ten tos kratos biškai anksčiau prasidėjo, bet vis tiek čia, žinot, niekas nevyksta taip tiksliai, kaip jau ateina kažkokia data. Ten, kaip sakant, yra, jie vadinami, kažkokie procesai vyksta ir paskui va, visa ta žiniasklaida, va, išlindo iš žiniasklaida, visos tos Skvernelio, ten tos kratos, ten Starkevičiaus, ten ir šitą. Bet kadangi tas Jupiteris čia toliau eina, tai čia ir toliau tos visos, visa tokia teisė, moralė, va, visi šitie, kaip sakyti, tos temos visos, jos visos paviršiuje čia, taip ir buvo. Nu tai va, o dabar, vat, kada jisai pereis jau į šitą vėžio ženklą, čia kadangi yra ketų, kuri yra, čia tai duoda, bet ta valdžia, vat, jinai tokia kaip vakuume tokia yra. Už tai kažkokios pavandinės, taip, ta ketų, jinai kaip nukerta, ta valdžia neduoda, jie tokiai to pilnumo to tokio, nes už tai ten kažkokia povandeninės srovės, kažkas valdo, tenais kažkokie tenais šitie pilki kardinolai kažkokie ten,
Bet tai dabar, vat, kada tas Jupiteris eišia per tą, čia metus kažkur tai jisai, gynai, vat, Jupiteris vienam ženkle būna vienus metus, tai reiškia, iki kitų metų ten, iki 27 kažkur ten birželio, ten vidurio, ten jisai va čia ir keliaus per šitą ženklą. Taip, kad va, ta valdžia gaus matomai tokį kažkokį užpildymą, mes ją matysime tokį jau stabilesnį žymiai ir... Nes dabar, vat, kaip buvo dabar, aš kaip paskui pagalvoju, Dieve, kaip ten ta Ruginienė, kaip jinai sugeba iš viso ten dirbti, kai šitoks žeminimas, šitoks niekinimas, šitoks, nu, jis varsi, kad be jokio pagrindo, be jokių, kaip sakyti, nu, nekonstruktyvus visiškai, tiesiog, nu, tas žeminimas, niekinimas dėl pačio to žeminimo, niekinimo. Nes Ruginienė tai tikrai, nu, jinai taip, žinote, viešai jinai blynus kepa, o ten tyliai jinai dirba savo darbą, nu, ten kaip ir tas sutvarkė, tas pensijas sutvarkė, tyliai niekas nieko tenais net nepyptelėjo, kaip ir dabar tas, vat, kaip tik dabar, kaip aš rašau šitą, vat, šitos video, tai kaip tik irgi ten vat, perskaičiau, kad jau ten tos, dėl balionų tos kontrabandos, vat, kaip tik šiandieną ten tos pranešimai tokie išėjo, tyliai jinai. Taip, nu, bet tas, vat, nu, žmogus iš tiesų, jinai iš tiesų turi labai stiprų ten tą vidinį potencialą, labai stiprią tą, vat, ten to, vat, 10 to namo, jos išklotinė yra labai stipri šita. Bet, nu, tik tiek, kad va, tas fizinis planas, tas jisai ten yra toksai, nu, toks matomai sunkesnis paprasčiausiai. Aš sakau, aš nežinau jos to kylančio ženklo, bet ten, kada sukinėjai ten tą horoskopą, tai vis tos planetos kažkaip tai vis taikosi atsirasti tose vadinamose duschanuose, ten tam 6, 8, ten 12 name šitą. Tai va, tas fizinis planas pas ją yra sunkesnis, bet tas va, vidinis tas toksai, to labiau tos tapasvi jogos, ten tos, kas duoda tą tokį, va, nu, kryptingumą, tą tokį gebėjimą ten per tos visus sunkumus tenais eiti, va, nes jinai tai va, fantastiškai, jinai turi ne tik va, tam pirmam name, tame, nu, pirmam tam fiziniam tam plane, bet pas ją ir tam ir vidiniam potencialiai yra ta tapasvi joga ir tam to 10 namo išklotinėje, tenais irgi yra ta tapasvi joga, taip kad aš pradžių galvojau, kad jinai, nu čia laikinai taip pabus ir dings šitą, bet aš matau dabar jau, kad jinai panašu, kad čia, nu, dar kalnus nuvers. Ir vat matomai, kadangi pas ją vat, ir tame 10 namo išklotinėje, tas Jupiteris yra egzaltacijoje. Nu ir dabar, aišku, tas tranzitinis Jupiteris irgi eis per jos tą 10 namo išklotinės, tą patį Jupiterį, taip kad, nu ir pamatysime, matomai, kad mes ją dar jinai ragus parodys čia visiems. Aš manau, kad taip. Nu, aišku, sakau, aš negaliu prognozuoti, kadangi neturiu jos to kylančio ženklo, bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, iš tos vyriausybės horoskopo ir va, iš Lietuvos horoskopo, aš matau, kad bent jau iki kadencijos laiko tai tikrai dasėdės jinai. Ta prasme, niekas jos čia neišvers, bet man atrodo, biškai ir apsiramino, jau pradėjau ten jau mažiau. Ir vat matot, kaip vat, matomai, vat, toksai, vat, jis turi praeiti tokį labai sunkų laikotarpį tam, kad paskui vat, jau gauti kažkokius gerus rezultatus. Vat Jupiteris eis per tą egzaltaciją ir matomai tuos rezultatus ir kaip ir Ruginienė, taip ir ta valdžia, jie matyt kažkaip tai, nu, gaus kažkokius. Kas dar, ką čia dar tas Jupiteris gali duoti? Na, gal aš įjungsiu tą tranzitą, kad matytųsi, kur jisai čia eina. Matosi, čia nesimato, matosi. Nu, va, dabar dar pakol kas šiandieną dar va, Jupiteris yra, čia dar va, Jupiteris yra tose dvyniuose, va. O dabar, va, čia po poros dienų. Va, jisai jau atsidurs, vat,
10 name Vėžyje, va čionais ir dabar kelius metus va, per šitą va, 10 per aukščiausios valdžios, taip kad aukščiausia valdžia, tas visas ministrų kabinetas, ten va, nu, Seimo aukščiausiai ta visa valdžia, jinai gaus savo bonusus, savo pliusus šitą. Kas dar? Nu, bet pavyzdžiui, jau tose, nu, dašų tose, taip vadinam, tose perioduose jau Jupiterio nebebus, bet vis tiek, pavyzdžiui, pas mumis dabar eina to Rachų ir Mėnulio, Rachų dašą, Mėnulio antrą dašą šitą. Tai vis tiek, bet kadangi Mėnulis eina per Vėžį, tai Mėnulis vis tiek turės gaus savo tą Jupiterio įtaką ir kadangi jisai aspektuoja Rachų, tai Rachų irgi gaus savo tą įtaką. Taip kad, vat, ir kaip čia pasakyti, vat, koksai gali būti vat, rezultatas šito tranzito. Rachų. Ir dabar tas, vat, nu, Jupiteris, jisai atsiduria, nu, vat, tas natalinis Jupiteris atsiduria jisai 12 name nuo šito, nu, tranzitinio Jupiterio. Tai aišku, kažkokie praradimai kažkokie tai. Ir dabar tie, nu, kaip praradimai čia vis dėlto, vat, kaip taip matosi, kad tai vis dėlto kažkokio yra, tai yra seno ciklo užbaigimas. Reiškiasi, va tas, vat, nu, ir kodėl, vat, nu, ir ideologinių požiūrių matomai vis tiek keičiasi tas požiūris, juk anksčiau niekas tų kontrabandistų, ten tų visų niekas nejudindavo, kaip ten sakė, ten tipo, šitą Šimonytę, ten tipo nesureikšminkite ten. O vat atėjo nauji žmonės, nauja valdžia ir jinai jau vat judina tą visą tą pilkyną, tą visą, tai vat būtent čia tas vat kažkoks pasikeitimas toksai, nu. Ir principas, kadangi tai 20, tai yra valdžios ir valstybės stiprėjimas. Tik tai tiek, kad vat, nu, kaip tas vat, senas tas modelis, jisai kaip ir nudžiūsta jau, nes vat, tos modelis, kaip, nu, vat ketų tai yra vat, tas senas tas toksai modelis, o vat Rachų tai yra, nes ketų yra kaip praeitis, o Rachų yra ateitis, vat, dažnai jinai rodo, vat, kuria kryptim, ar tai valstybė, ar tai žmogus, kuria kryptim jisai turi, nu, eiti į tą ateitį vadinamą. Tai va, tai kadangi dabar tas Rachų, tas va, ir periodas tas yra, ir Mėnulis valdo vis dėlto šitą, taip kad čia viskas yra pas mus susijęs su būtent ta valdžia. Ir va, tas va, modelio pasikeitimas, tai jisai, matomai, tų naujų žmonių atėjimas, to požiūrio pasikeitimas, va, jisai va, čia būtent yra akcentuojamas ir jisai ypatingai dabar, reiškia, matomai matysis, kada va, tas Jupiteris, ta tokia plečianti tokia energija ir gera tokia energija, kada jinai iščia per tą 10 namą. Tai tikėsimės, kad čia pas mus bus viskas tvarkoj. Čia visi tie, aišku, čia dabar tie visokie dronai ten skraidantis. Tikėsimės, kad čia taip tik tai pagazdinimai, nors ten tas karo ta tema be abejo, jinai čia bus ir jinai niekur nedings. Čia aš jau mačiau, kad jau daug, ten nemažai žmonių jau atėjo vat, iš naujo ten pasižiūrėti, ten mano ta prognozė, kad aš ten tą rašiau, nu, metinį tą horoskopą šitą ten. Nu, ten kam įdomu, galit pažiūrėti, tas yra su gimtadieniu Lietuva, ten nedaug pas mane tų įrašų, tai ten galima surasti, ten tortas, aiškiai matosi. Tai va, tai. Bet, nu, ta prasme, kad tie dronai ten aišku, jie ten kažkiek tai mums ten to nerimo, ten to tokio sukels, bet, sakau, pagrindinė tema vis dėlto ten yra būtent mūsų valdžios, kaip jinai tvarkysis su tom visom problemom. O ne patys jau ten, kad ten mums kažkas bombarduos ar ten kažkas tai tokio. Nu, dabar dar šitą. Dar ką aš norėjau pašnekėti, tai būtent apie tai, kaip galima visą tą energiją užblokuoti.
Vat Jupiteris yra, va ta Jupiterio energija, jinai yra va tos tokios, kadangi tai va yra gūrų, tai yra tie mokytojai, tai yra kažkokie, dvasininkai ten, galų galia tai yra religija, tai yra Dievas. Už tai yra tokia, energija, tokia, kuri reikalauja pagarbos, pasakysiu taip. Ir aš, pavyzdžiui, šiaip gyvenime stebiu labai daug tokį dalyką ir teoriškai taip yra, kad bet kaip galima netgi neblogai stovintį Jupiterį užblokuoti, bet netgi ta prasme, ta energija tiesiog žmogus ar tai valstybė, kaip jie gali užblokuoti. Tai aišku, pirmiausiai tai visos tos moralės nebuvimas. Bet tai, čia tai toks bendras dalykas. Bet dar vienas dalykas yra, kad būtent nebuvimas tos pagarbos tokios. Elementarios, šiandien nebūtinai, kad kažkoks, čia ne fanatizmas kažkoks tai. Sakau, kaip stebiu, pas mumis tas varimas, ten tas žiniasklaidoje, ten vis ant tos valdžios, vis tiek valdžia yra, jinai vis tiek, jinai stovi aukščiau negu ta žiniasklaida. Tai yra kažkokia energija, kuri yra aukščiau, kaip yra ne tai energija, bet tai yra kažkas tokio aukščiau už juos. Ir tokia nepagarba, tokia, ant tiek tokia, jinai be pagrindo jokio, jinai tiesiog yra, ten tas varimas dėl pačio varimo ten. Ir tokios struktūros, tokios organizacijos ir tokie žmonės, jie tiesiog savo blokuoja tą energiją. Ir man labai įdomu bus pasižiūrėti, nes ypatingai aš matau, ten kažkaip tai kitos žiniasklaidos dar biškį taip mažiau, bet ten Lietuvos rytas, tai ten siaubingai tenais, kaip ten ir ten tos dabartinius tos politikus įnamuosius, tai ten tos ir nuotraukas deda, tokius rakursus, tokius kokius nors negražius, tokius tenais. Ir arba ignoravimas toks Ruginienė, kaip buvo šitam, Armėnijoje, tas Pašinjanas, su to Pašinjanu, su Pašinjanu nuotrauką vieną dar įdėjo šitą. Bet tengi buvo ten visos Europos, ten kažkoks suvažiavimas tenais. Tengi tas ir Makronas, ir Rūtė, ten Ruginienės tos nuotraukos tenais yra, aš paskui radau tenais jos tenais, tame X, tame, kaip jisai. O žiniasklaida tyli niekur, suprantat, nei žodžio, absoliučiai šitą. Tai man sakau, man labai įdomu, kas su ją bus toliau. Nes, šitoje visatoje, už tame pasaulyje, už viską reikia mokėti. Nes yra, netgi jeigu nevadinsim tai ten tą vadinamos karmos ten dėsnių ar kažką, tai yra elementari fizika. Yra, sakyti, yra sistema kažkokia tai. Tai yra jeigu taip paimti fiziką, tai yra energijos tvarumo dėsnis. Bet yra sistema. Ir jinai visą laiką stengiasi, būti pusiausvyru. Ir jeigu daleiskim, ta žiniasklaida išeina iš tos pusiausvyros, jinai nueina ten į tavo tokį niekinimą, į tą tokį nužeminimą, į tavo tokį. Tai ką, sistema, kad jie grąžinti tą pusiausvyrą, jinai ką? Kažkokius, kažkokius atitikimus, kažką tai tokio, nežinau, kad jeigu žmogus tai yra, kad jisai sugrįžtų į tą pusiausvyrą. Nes žmogui, kol tu jam, kaip sakant, jeigu jisai ten susireikšmina baisiausiai, kol jam ten, kaip sakant, likimas nekals per galvą, tai jisai nieko nesupras. Tada žmogus jau nuleidžia galvą ir grįžta į tą pusiausvyrą. Tai čia taip dirba. Tai čia galima fiziškai paaiškinti tuos visus karmos dėsnius, tuos visą kitą. Tai aš sakau, man tai labai įdomu. Nes už tai, kad neužilgo kažkur tai ten kada čia nais. Bet 28 metais, pas mumis po 28 metų prasidės Jupiterio periodas. Žinai, Jupiterio. Rahu pasibaigs. Ir prasidės Jupiterio. Tai man įdomu, ką visą tą žiniasklaidą ten, kaip su ją bus. Tak, gerai, tai lygiai taip pat apie tą pagarbą, jeigu kalbant apie tą tokią pagarbą, tai lygiai tas pats liečia ir žmogų, ir ne tik valstybę, bet ir žmogų. Ir ką norėjau papasakoti, kaip pavyzdžiui auklėti vaikus šitą. Nes tai,
nu kaip, tai nėra, kad konkrečiai kažkokį kiekvieną vaiką, bet paprasčiausiai tai tokios, nu, bendražmogiški tokie dalykai šitą. Nes, nu, vaikai, jie kai gimsta, tai pas juos, kaip sakant, nesvarbu ten, kaip tos planetos stovi, bet tas, nu, tas jų, tas vidinis, tas toksai, ta sąmonė tokia ganėtinai tuščia. Ir va, tai kokioje aplinkoje jie auga, kokie tėvai jie auklėja, taip jie ir, kaip sakyti, nu, ir įgauna tam tikras tas savybės šitą. Tai vat būtinai, vat, kada vaikams, nu, vat, jokiais būdais negalima, vat, dėl ko negalima leisti ten, vat, kad jeigu ten jie kokius ar tai mokytojus niekina, ten kokius nors, ar tai ten vyresnius kažkokius, tai, bet ypatingai, vat, ką pastebiu, vat, nu, čia toksai yra psichologinis dalykas, vat, pavyzdžiui, kada šeimose kitose, nu, tiesiog iš nepagalvojama, žmonės ten daleiskim, ten senelius, tenais, ten močiutės, ten vardais vadina. Ten kokia nors, jeigu mačiutė tenais, jinai ten kokia, nu tai sako, genutė tenais. O pas tą vaiką ten, pavyzdžiui, mergaitės, ten pas ją draugė ten kokia birutė ir mačiutė genutė. Ir tas vaikas, jisai augdamas, jisai nejaučia to skirtumo, suprantat. Ta hierarchija jam pasidaro nebeiški, suprantat. Ir ne dėl to, kad jisai kažkoks tai blogas yra, bet tiesiog, kad jisai, nu, vat, jis nesupranta, nu, tai jisai kaip su draugė, jisai elgėsi taip, jisai su ta mačiutė elgėsi. Ir aš kažkada tai vat, taip stoviu ten tokiai mažai parduotuvėlį, ten prie kasos eiliai, ir užpakaly moteris šitą su vaiku. Ir tas vaikas kažką ten tokia, Aušra, ten Aušra. O motina jam sako, jinai tau ne Aušra, o močiutė. Va, teisingas auklėjimas yra. Nes matomai šeimoje ten, kai būna tų daugiau, ten tų, nu, šeimos išsiskiria, ten antrą šeimą sukuria, ten tų močiučių, ten tų senelių tenais. Atsiranda daugiau, tai kad juos atskirti pradeda vardais vadinti. Bet tai vadinkit tada mačiutė Aušra, mačiutė Genutė, ten senelis Jonas, ten ar ten dėdukas Jonas, ar ten kažkaip tai. Kad vaikai vat, jaustų tą skirtumą tokį. Čia, nu, tiesiog toksai, vat, nu, toks nedidelis pastebėjimas yra. Nes, nu, aišku, čia nėra vien tai, ten daug priklauso nuo to, koks tai tėvų požiūris yra į tuos senelius tenais. Nes lygiai taip pat, vat, pavyzdžiui, kaip ir mokytojus, vat, niekados prie vaikų tenais ten nevarykite ant mokytojų. Nes tie vaikai tada, nu kaip, kada pas juos nebus tos tokios pagarbos, nu, elementarios tokios pagarbos tam mokytojai, jisai nesimokins paprasčiausiai. Jis tiesiog jisai nepriims tai, ką mokytojas jam ten aiškina, ką mokina tenais. Šiaip vat irgi tas dalykas labai svarbus yra. Ten, nu, aišku, būna tų mokytojų problematiškų, nu, tai eikit su mokytoju, aiškinkite su administracija, bet prie vaikų tai niekados nereikia, nes jūs tiesiog tam vaikui darote žalą tokiais būdais. Nes vat, tai vat, būtent yra va, to Jupiterio, va, tokia, vat, kaip sakyti, tokia prigimtis, tokia, va, ta energijos tokia prigimtis yra ir, nu, su ją reikia skaitytis. Nu, tai vat. Nu, tai pakol kas tiek. Iki.